Sveikinus, draugai. Reliatyvumo teorija numato gausybę stulbinančių dalykų. Laiko sulėtėjimas, dydžio susitraukimas, masės padidėjimas, tiksliau impulso. Ji paaiškina juodasias skyles, gravitacinės bangas, rimties energiją ir daugybę kitų dalykų. Tai savaime aišku stulbinantis dalykai. Tik štai jie tampa pastebimi, arba tik esant milžiniškiems beveik šviesos greičiams, arba tik prie milžiniškos branduolinių sprogimo energijos, arba galingiausiuose gravitaciniuose laukuose. O štai kasdienėme gyvenime viso to mes nestebime. Todėl mums reliatyvumo teorija yra nesuprantama, neintuityvi, paini ir sudėtinga. Dėl šios priežasties toks sunkumų derinys sukuria visą virtinę paradoksų. Tai yra mintinių eksperimentų su prieštaringais rezultatais, kurių tikrovėje net būti negali. Vienose paradoksuose dvyniai tampa skirtingo amžiaus, kitose didesni daiktai telpa į mažesnius, dar kitose povandeninis laivas skęsta, nors turėtų plūduriuoti ir taip toliau. Bet kas jei pasakysiu, kad yra viena paprasta, bet universali priemonė – laivhakas, auksinis raktas, slaptos iliuminato žinios, vadinkite kaip norite, kuri ne tik išsprendžia beveik visus paradoksus, bet ir leidžia suprasti reliatyvumo teoriją visai kitų lygmenių. Jūs nustebsite, koks gilus jis yra. Ir šioje laidoje, žinoma, ją aptarsime. Taigi sužinosime, kas sensta lėčiau – astronautai ar visi kiti. Kaip apgauti patį laiką ir pakeisti įvykių eiliškumą. Ar laikrodžiai gali nuskubėti į ateitį? Ir ar 15 metrų ilgio strypas telpa į 10 metrų ilgio daržinę? Taip pat, kodėl auksas yra būtent tokios spalvos, kokios yra, ir kurių jūsų automobilyje slepiasi reliatyvumo teorija. Tuoj pat pradėsime, bet prieš perinant prie paradoksų noriu pasakyti, kad atsirado galimybė paremti mano kanalą. Jei patinka tai, ką darau ir norite prisidėti prie kanalo išlaikymo ir plėtros, tapkite kanalo rėmėjų. Nuorodą į paramos platformą rasite aprašyme, apačioje. Ačiū, kad remiate. Taigi grįžkime prie mūsų paradoksų. Pirmiausia, reikėtų pažymėti, kad reliatyvumo teorija skirstoma į dvi dalis. Yra bendroji, kuri apibūdina bet kokį judėjimą ir paaiškina gravitacijos prigimtį, ir specialioji. Tai specialus, idealizuotas atvejis, kai gravitacija neatsižvelgiama. Ir, grubiai sakant, visi kūnai juda pastoviu greičiu, negreitėdami ir nelėtėdami. Savaime aišku, kad specialioji reliatyvumo teorija yra lengvesnė už bendrąją. Tačiau didžioji dauguma paradoksų kyla būtent joje. Apie juos ir pakalbėsime. Mes iš jų išnagrinėsime du. Tai dvynių paradoksas ir strypo bei daržinės paradoksas. Galbūt pasirodys, kad tai nėra daug. Bet patikėkite, mes tai padarysime taip išsamei, kad šiai dienai to ir užteks. Na, o tada jau likusius paradoksus gliaudysite kaip riešutus. Žodžiu, pradedame. Bene ryškiausias specialiosios reliatyvumo teorijos poveikis yra laiko sulėtėjimas. Kuo greičiau jūs judate, tuo lėčiau eina jūsų laikrodis. Tai susijęs su garsiuoju dvynių paradoksu. Tarkime, kad vienas iš jų išvyksta į tolimą kosminę kelionę, o kitas lieka Žemėje. Astronautas skrenda greičiu, tarkime, 99,5% nuo šviesos greičio. Taigi, tarkime, laikas jam sulėtėja lygiai 10 kartų. 30 metų skrenda ten, 30 metų atgal. Per tą laiką Žemėje likęs žmogus pasensta 60 metų. Tačiau astronautas per visą kelionę pasens tik 6 metais. Viskas dėl laiko sulėtėjimo. O kai dvyniai vėl susitiks, astronautas bus daugiau nei 50 metų jaunesnis. Galite tai įsivaizduoti? Žinoma, tai atrodo stulbinančiai, bet paradoksas yra visiškai kitame kame. Nes mes juk žinome, kad judėjimas yra reliatyvus ir viską galima nagrinėti atvirkščiai, nes čia reliatyvumo teorija. Tarkim, galime pasakyti, kad būtent astronautas ilsėjosi, o jo dvynys kartu su visa likusia planeta milžinišku greičiu skrido nuo jo tolyn, o paskui grįžo. Ir viskam taip pat prireikė 60 metų. Bet juk dabar būtent Žemėje esantis dvynys judėjo. Vadinasi, laikas turėtų sulėtėti jam. Todėl jis turėtų būti jaunesnis, o ne astronautas. Štai paradoksas. Du prieštaringi rezultatai. Priklausomai nuo to, kas laikoma judančiu ir kas laikoma nejudančiu. Bet visų svarbiausia, kas nutiktų realybėje, jei iš tikrųjų atliktume tokį eksperimentą. Galbūt paaiškėtų, kad jie yra vienodo amžiaus. Arba gali truktų erdvėlaiko kontinuumas ir mes visi išnyktume kažkur tai laiko bedugnėje. O gal dar kas nors? Išsiaiškinkime esmę. Bet čia turėtume pradėti nuo spoilerio. Kad ir kaip skaičiuotume, kad ir kaip gudrautume, kad ir kaip įsidirbinėtume, bet kuriuo atveju astronautas bus jaunesnis. Esmė ta, kad situacijos, į kurias patenka dvyniai, yra nelygiavertės, nei veidrodinės. Ir tai lengva suprasti. Įsivaizduokite, kad buvo pastatytos dvi raketos. Viena tikra, o kita netikra.
Dvyniai įsodinami į skirtingas raketas ir duodamas starto signalas. Kaip manote, kiek sekundžių prireiktų, kad vienas iš jų suprastų, jog yra netikroje raketoje? Žinoma, iš karto. Nes tas, kuris liks žemėje, nepajus svarbiausio dalyko – pagreičio. Štai jums skirtumas. Jei greitis yra santykinis dydis ir gali būti bet koks, priklausomai nuo to, kaip jį matuojame, tai pagreitis yra absoliutus dydis ir nuo jo niekur nepabėgsi. Žmogus žemėje nejaučia jokio pagreičio. Mes nekreipiame dėmesio į silpną įsicentrinį, atsiradusi dėl planetos sukimusi. Tačiau astronautas jį jaučia mažiausiai 4 kartus. Startuojant, lėtėjant prie tikslo, per atgalinį greitėjimą ir lėtėjimą grįžus. Visose šiuose skyriuose reikia naudoti sudėtingesnės bendrosios reliatyvumo teorijos formulės. O tiksliai apskaičiavus gaunamas vienareikšmis atsakymas. Astronautas visada bus jaunesnis. Apskritai taisyklė čia paprasta. Kas greitėjo, kas keitė greitį, tą ir paveiks laiko sulėtėjimo efektas. Bet reikia pripažinti, kad tai visai nieko neįrodo. Tai tiesiog tipo kaip ir savotiškas faktas. Bet mes čia ne tam. Mes susirinkom, kad išsiaiškintume esmę. Taigi dabar mums ir prireiks laivako, kuris iš esmės pakeis jūsų supratimą apie reliatyvumo teoriją. Ir visi šie paradoksai jums bus suprantami kaip 2x2. Na, galbūt šiek tiek sudėtingiau. Ir tai vadinama vienalaikiškumo reliatyvumu. Kasgi tai yra? Tiesą sakant, aš ir pats iki šiol sunkiai tai suvokiu. Bet pasirodo, kad įvykiai, kurie vienalaikiai vienam žmogui, kitam gali būti ne vienalaikiai. Tai keista, bet suprasti galima. Čia reikėtų atsižvelgti tai, kad šviesa vakuume visada juda tuo pačiu greičiu, maždaug 300 000 km per sekundę. Vadinasi, net jei skrisiu 200 000 km per sekundę greičiu ir šaudysiu į priekį lazerinių ginklų, įskrendančių fotonų greitis nebus 200 plus 300, tai yra lygu 500. Tai vis tiek būtų tie patys 300 000 km per sekundę. Šviesos greitis nėra nei pridedamas prie šaltinio greičio, nei atimamas. Štai tokia keista yra šviesa. Ji šiek tiek panaši yra tilus ant vandens. Galite eiti tiltu ir mėtyti po savimi akmenukus, bet jei pradėsite eiti greičiau, bangos nuo to greičiau nesklis. Su šviesa, tiesą sakant, ne visai tas pats, bet yra kažkas panašaus. Tai daug ką keičia. Visų pirma, Einšteinas visą reliatyvumo teoriją grindė šviesos greičio pastovumu. Tai vienas iš jos postulatų. O visų antra, šis keistas šviesos elgesys leidžia paaiškinti, kodėl įvykiai, kurie vienalaikiai vienam žmogui, kitam gali būti ne vienalaikiai. Čia žinoma reikia pažvelgti į pavyzdį. Ir jei jis bus aiškus, patikėkite, visa reliatyvumo teorija bus jums po kojomis. Įsivaizduokite, kad skrendate visiškai naujų kosminių laivų. Ir tam tikrų momentų jums reikia įjungti gabaritinius žibintus – laivo priekyje ir laivo gale. Ir būtent griežtai tuo pačiu metu. Kaip tai padaryti? Variantą su 2 mygtukais nesiūlykite. Čia reikia elgtis kitaip. Lygiai centre reikia pastatyti šaltinį, kuris siųstų kokius nors signalus į abi pusės. Pavyzdžiui, šviesos impulsus. Vienu metu. Kadangi jie įveikia tą patį atstumą, lemputės pasiekia tuo pačiu metu ir jos užsidega visiškai sinchroniškai. Atlikta. Atrodytų, kad šie įvykiai tikrai vyksta vienu metu, ar ne? Stacionaraus stebėtojų požiūriu viskas atrodytų absoliučiai kitaip. Juk prie sklindančių signalų greičių nepridedamas laivo greitis. Ir kairien ir dešinien kiekvienas iš jų keliauja tiksliai šviesos greičiu. Tačiau lemputė laivo gale įskrenda į signalą, todėl užsidega anksčiau. O lemputė laivo priekyje skrenda toli nuo signalo, todėl užsidega vėliau. Ir patys matote, kad tai niekada nevyksta tuo pačiu metu. Galima įsivaizduoti, kad viskas vyksta taip, tarsi signalo šaltinis būtų nejudantis, o laivas tik praplaukia pro šalį. Rezultatas būtų lygiai toks pat. Pasirodo, mūsų pasaulyje vienalaikiškumas yra santykinis dalykas, priklausomai nuo to, kaip jį pažiūrėti. Taigi, jei aš padarysiu štai taip, jums ir man tai buvo tas pats momentas. Bet jei kas nors skrieja pro šalį milžinišku greičiu, jis matė kažką panašaus. Jei jūs kartu su kažkuo kitu nusičiaudėjote, ištiesite ranką, kad paimti stiklinę, mirksėjote tuo pačiu metu, kitam žmogui tai galėjo būti skirtingas laiko momentas. Vienalaikiškumo reliatyvumas yra pagrindinis reliatyvumo teorijos aspektas. Šis lifehackas leidžia paaiškinti beveik visus paradoksus. Jei jis dar jums nėra visiškai aiškus, dar kartą pažiūrėkite, tai labai svarbu. Bet jei viskas aišku, pereiname prie tikrojo dvynių paradokso paaiškinimo. Paprastumo dėliai laikykime, kad kelionė yra pusiau kelionė, tiesiog kelionė į vieną pusę. Tada reikia Žemėje ir tolimoje žvaigždėje pastatyti po laikrodį, duoti tokį pat laikrodį astronautui, juos visus sinchronizuoti, tai yra paleisti vienu metu ir išsiųsti astronautą į skrydį.
Kai astronautas pasiekia tolimąją žvaigždę, mes patikriname laikrodžių rodmenis ir suprantame, ar jam praėjo mažiau laiko nei pas visus kitus, ar priešingai daugiau. Vienintelis klausimas - tai kaip paleisti visus tos laikrodžius tuo pačiu metu. Jei jie yra vienoje vietoje, tada, žinoma, problemų nekyla, bet jei tarp jų yra didžiulis kelių šviesmečių atstumas, tada galime padaryti tą patį, ką ir ankstesniame pavyzdyje. Lygiai viduryje paleidžiame du šviesos impulsus. Ir kai jie pasiekia laikrodžius, šie pradeda eiti. Tarkime, lygiai nuo 2 valandos. O toliau gal operuokime ne metais ir mėnesiais, o valandomis ir minutėmis. Tai suvokiame lengviau, bet prasmės nekeičia. Taigi, stacionaraus stebėtojo požiūriu viskas paprasta. Astronautas juda, laikas jam lėtėja, o kai jis pasieks žvaigždę, jo laikrodyje bus praėję mažiau laiko. Atitinkamai jis bus jaunesnis. Visa tai banalu, net neverta diskutuoti. Tačiau astronauto požiūriu tai nėra taip akivaizdu. Esmė ta, kad jam sinchronizacijos procesas vyks visai kitaip. Tarkime, astronautas iš anksto įsibėgėjo, kad galėtų pažvelgti į sinchronizacijos procesą. Tuomet astronauto požiūriu pirmiausia pasileidžia tolimosios žvaigždės laikrodis ir tik po to vėliau Žemės. Tai yra ne tuo pačiu metu. Lygiai dėl tos pačios priežasties, kaip ir ankstesniame pavyzdyje. Juk jo požiūriu žvaigždė atlėkė į šviesos greičiu sklindantį signalą, o Žemė lekia nuo signalo. Štai jis - vienalaikiškumo reliatyvumas. Ir tai yra esminis dalykas. Astronautui laikrodis prie tolimosios žvaigždės visada rodys daugiau laiko nei Žemėje, nes jis pasileido anksčiau. Atitinkamai, kai jis priartės prie Žemės, pavyzdžiui, lygiai 2 valandą, ir paleis savo laikrodį tuo pačiu metu kaip ir Žemės laikrodis, tai laikrodis žvaigždėje jau rodys daug daugiau. Juk žvaigždės laikrodis pasileido anksčiau ir pabėgo į ateitį astronauto požiūriu. O dabar visų svarbiausia. Tarkime, jei laikysime, kad astronautas nejuda, o visa kita juda. Paaiškės, kad taip, Žemėje prie tolimosios žvaigždės ir apskritai visoje visatoje laikrodžiai sulėtėja. Tačiau, kai skrydžio pabaigoje sutikrinsime laikrodžius, pamatysime, kad astronautų laikrodis rodo mažiau laiko nei laikrodis prie tolimosios žvaigždės. Nes, pasikartosiu, žvaigždės laikrodis jau pabėgęs į tolimą ateitį. Taip gaunasi, kad net jei astronautų laikrodis nesulėtėjo, jis vis tiek rodys mažiau laiko. Ir astronautas vis tiek bus jaunesnis. Štai toks neįtikėtinas, bet logiškas dalykas. Ir galime sakyti, kad to priežastis yra šiek tiek kitokia. Reikalas tas, kad tam, kuris greitėja, visi fiksuoti nejudantis laikrodžiai pilnai išsisinchronizuoja. Jie visi nuskuba į ateitį. Ir ant tiek daug, kad kelionės pabaigoje astronauto laikrodis vis tiek rodys mažiau nei stacionarūs laikrodžiai. Savaime aišku, kad grįžtant atgal bus tas pats, tik pasikeis kairė su dešinė. Taigi, laiko sulėtėjimas tikrai egzistuoja. Be to, jis eksperimentiškai patvirtintas, naudojant tiksliausius atominius laikrodžius. Ir tai pilnai sutampa su to, ką tik pasakiau. Taigi, bėgiokite, bėkite greičiau ir būsite jaunesni. Kągi, pirmas paradoksas išspręstas, tad eikime toliau. Jei šiame etape viskas aišku, tai kitas paradoksas bus lengvesnis. Tai strypo ir daržinės paradoksas. Įsivaizduokime 15 metrų ilgio strypą ir 10 metrų ilgio daržinę, su 2 atvertomis durimis iš abiejų pusių. Strypas įskrenda į daržinę milžinišku greičiu. Ir dėmesio klausimas. Ar egzistuoja toks laiko momentas, kai vienu metu uždarome daržinės duris ir strypas visiškai telpa viduje? Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad ne, nes strypas ilgesnis. Tačiau egzistuoja ilgio sutrumpėjimo efektas. Pasirodo, jei strypas skrieja greičiu 99% nuo šviesos greičio, jis sutrumpėja 7 kartus. Ir jo ilgis tampa tik šiek tiek daugiau nei 2 metrai. Na, o tokiu atveju bent jau sekundės dalį jis tilptų į daržinę. Tai stebina, bet paradoksas čia vėlgi yra kitur, nes galima laikyti, kad pats strypas niekur nejuda, o į jį pašėlusiu greičiu lekia daržinė. Tokiu atveju jis sutrumpėja ir strypas jau negali lįsti į daržinę, kad ir kaip smarkiai stengtumėsi. Ir kyla klausimas, o tai kas nutiktų realybėje? Ką ir vėl įtrauks erdvėlaikio kontinuumas? Taigi, kitaip nei dvynių paradokse, abi situacijos šioje vietoje visiškai lygiavertės, nes niekas niekur negreitėja ir nei viena situacija neturi prioriteto. Tačiau tai yra vis tas pats vienalaikiškumo reliatyvumas. Štai žiūrėkite, patogumo dėliai laikykime, kad durys užsidaro ir beveik tuoj pat atsidaro. Tai įvyksta sinchroniškai tik nejudančio stebėtojo požiūriu. Tačiau žmogui sėdinčiam raitam ant strypo viskas atrodys kitaip. Pirmiausia užsidaro ir atsidaro vienos durys, kol strypas dar jų nepasiekė, o tada užsidaro ir atsidaro kitos durys, kai strypas jau būna praėjęs. Iš esmės ne tuo pačiu metu.
Ir net jei strypas ilgesnis už daržinę, jis nepaliečia nei vienų, nei kitų durų, o ramiai pralekia toliau. Taigi atsakymas į paradoksą priklauso nuo to, iš kur dadama komanda durims užsidaryti vienu metu. Jei tiesiai iš daržinės, tada taip, strypas tilps. Bet jei sėdint ant strypo, tada dėja jis niekaip netilps. Beje, labiausia mane šiame paradokse stebina kitas dalykas. Čia vyksta du įvykiai. Tai strypo galas atsiranda pirmų durų angoje ir strypo pradžia atsiduria antrų durų angoje. Nejudančiam stebėtojui pirmiausia vyksta vienas, o paskui kitas. Tačiau žmogui sėdinčiam ant strypo šių įvykių eiliškumas yra visiškai atvirkštinis. Čia visai smegenų sprogimas. Pasirodo, kad net įvykių eiliškumas gali keistis. Būtent tokius triukus ir daro reliatyvumo teorija. Kam visą tai reikalinga? Ar galime visus šios efektus panaudoti ne tik greitintuvose, bombose, kosminėse gelmėse, bet ir kaip nors panaudoti kasdienėme gyvenime? Aišku, tai žinoma sudėtingiau, bet pavyzdžių yra. Ir visa esmė elektronų judėjime atomuose. Jie skrieja taip greitai, kad reliatyvumo teorija gali pakeisti jų elgesį. O kartais taip smarkiai, kad patys pažiūrėkite. Pavyzdžiui, aukso atomuose dėl šių efektų šiek tiek pasikeičia orbitalio dydis, dėl ko metalas pradeda sugerti mėlynąją spektro dalį. Atspindėtoje šviesoje trūksta šios spalvos, todėl auksą matome gelsvą. Taip, auksas yra tokios spalvos būtent dėl reliatyvumo teorijos. Arba gyvsidabris. Vienintelis skystas metalas kambario temperatūroje. Dėl to irgi kalta reliatyvumo teorija. Jis sumažina išorinį orbitų dydį, todėl atomai negali sudaryti stabilių ryšių, susiorganizuoti į kristalinę gradelę. Ir gyvsidabris išlieka skystas. Arba švinas. Skaičiavimai rodo, kad švino rūgštiniuose akumuliatoriuose, kurie yra beveik visose automobiliuose, 10 voltų iš 12 atsiranda būtent dėl reliatyvumo teorijos. Jei nebūtų šių efektų, tai Elono Musko ir jo Tesla ličio jonų akumuliatorių lauktume dar labai ilgai. Ir tokių pavyzdžių dar yra labai daug. Galime tęsti ilgai. Bet kas įdomiausia, visus jos specialiojo reliatyvumo teorija aprašo neįtikėtinai tiksliai. Ir šią teoriją apskritai galime žavėtis beveik be galo, nes nuo jos susiradimo praėjo daugiau nei šimtmetis, bet mes vis dar atrandame tam tikrų joje numatytų reiškinių ir efektų. Ir kai žino, kiek dar jų atrasime ateityje ir kiek šių reiškinių yra mumise, mūsų viduje. Todėl greičiausia, tai dar tik pati pradžia. O šiandien apie paradoksus viskas. Jei patiko ši laida, sužinojote ką nors naujo, įdomaus, spauskite nykštį į viršų ir parašykite komentarą. Taip pat būtinai užsiprenumeruokite mano kanalą. Visi šie veiksmai rekomenduoja mano laidas naujiems žiūrovams ir padeda populiarinti kanalą. O jei jums patinka tai, ką darau ir norite prisidėti prie kanalo išlaikymo, tai tapkite kanalo rėmėjų paramos platformoje. Nuorodą rasite apačioje aprašyme. Ačiū, kad žiūrite, ačiū, kad remiate, iki sekančios laidos.